Sveiki visi, laikas sutaro, mano vardas Neringa ir šiandien kviečiu pasižiūrėti 3 kortų skaitymus, tema jo mintys, jausmai ir veiksmai. Tik tai padarysim truputėlį kitokiu formatu, bet struktūra liks tokia pat. Primenu, kad apibendrinti bendri kortų skaitymai, jie gali skirtis nuo jūsų situacijos detalėmis, bet kiekviena jūsų mintis, kiekviena jūsų išgyventa emocija kortų skaitymo metu, tai yra jūsų atsakymai iš pasąmonės, todėl mokykitės girdėti ją, o išgirdę darykit tas išvadas, kurias reikia padaryti ir atlikit tuos veiksmus, kuriuos jau verta atlikti. Kortų skaitimas bus skirtas moterim, bet apie vyrus, apie vyro čia ir dabar būsenas, jeigu jūs nesuprantat, jeigu jūs nedrįstat jo paklausti apie jo nuotaikas, arba tiesiog pasišnekėti, bet tas žmogus jums rūpi ir jums svarbus, tai kortos galbūt atsakys į tuos klausimus, kurie jūs domina. Tai va toks planas, jeigu jums tinka ir patinka, mes pradedam. Pirmas variantas, jo mintys, jausmai ir veiksmai. Rinkitės, rinkitės arba šitą 3 širdutes, arba žiūrėkit visus 3 kortų skaitimus, galbūt kažkuriam tai iš jų bus jums skirta žinutė. Tai va, bus tik tai vyro charakteristika, todėl jeigu jūs pažįstat savo žmogų, aš čia padėsiu į šoną, jeigu jūs pažįstat savo žmogų arba atpažinsit vyrą, kuris jūs domina, tai kortos pasakys apie jo dabartinės būsenas ir charakteristiką trumpą. Taip, pirmas variantas, apie kokį vyrą kalba eis. Nu kągi, praūžė šventės. Ir aš sakyčiau, kad buvo galbūt vyrui, tos šventės sukėlė tam tikrus nuogąstavimus ir abejonės. Galbūt reikėjo rinktis tarp šeimos ir mylimos moters, tarp mylimos moters ir vyresnės, galbūt su mama buvo konfliktas kažkoks tai. Čia ir dabar bet kuriuo atveju jam yra sunku išreikšti emocijas, nes tarsi, žinot, būti visiems geru negalima, bet mama yra mama, pas ją reikia važiuoti, pas ją reikia keliauti, kad ir kaip to nesinori. Moters, mylimos moters arba moters, kitos jaunesnės moters emocijos jam irgi svarbios, nes jisai su ja planuoja ateitį, yra jai skirtos emocijos, jo yra jo galvoje ir jo mintyse ir jo širdyse šita moteris užima ypatingą vietą, bet taip pat, kaip ir sakiau, nori jisai, nenori, jisai turi vis tiek atsižvelgti ir į vyresnės moters norus, nes ten irgi yra daug neuždarytų klausimų. Matot, kas darosi? Daug neuždarytų klausimų. Dar norėjau truputėlį, kad jūs atpažintumėt savo žmogų, savo vyrą. Ir gaunasi taip. Buvo saulės. Čia šita kortų kaladė yra Lenormand kortos, bet jos yra dvigubos. Viena teigiamos, kita ne visai teigiamos reikšmės, tokios, sakyčiau, tokios apverstos kortos reikšmės. Tai va išėjo žmogui, pirmas variantas, vyrui, apie kurį mes kalbam ir klausim, jo gyvenime yra 2 svarbios moterys – mama ir žmona, vyresnė ir jaunesnė moteris. Pas vyresnę moterį norisi nuraminti, norisi nuvažiuoti, norisi kažkaip tai išsiaiškinti, išsigryninti viską, nes dabar yra kažkokių tai neuždarytų klausimų ir, kaip aš sakiau, toks, žinot, saulė apnikus. Bet norisi visko aiškiai, svarbaus tiksliai padaryti. Moteris yra jo šeima, jo lizdas, jo emocijos, jaunesnė moteris, jo sveikata, nuo jos priklauso jo
jos sveikata. Ir kaip rasti kompromisą tarp tų dviejų moterų, jisai dabar ir blaškosi. Apie tokį žmogų mes dabar kalbėsim. Čia ir dabar yra kažkokios tai jo mintyse, jo emocijose, jo pagrindinė dabar šių dienų tema yra kaip rasti kompromisą, kaip nenuskriausti tų abiejų moterų. Tai apie tokį vyrą mes kalbėsim. Dabar žiūrim, jo dabar, čia ir dabar mintys, jausmai ir veiksmai. Susidėsiu visas kortas, kad jūs matytumėt, kaip čia viskas vyksta. Čia ir dabar jo mintys, jausmai ir veiksmai. Kaip ateityje, netolimoje ateityje, savaitės bėgyje keisis jo mintys, kita kortų kaladė, jo mintys, jo jausmai ir jo veiksmai. Ir tada paimsiu tokią pakankamai psichologinę kortų kaladę ir pasižiūrėsim jos slaptos mintys, tai kas yra šešėlėje, tai kas yra jo šešėlėje, apie mintys ir jausmai ir veiksmai, apie tai, kuriuos galbūt jisai pats savo draudžia galvoti arba nesuvokia. Čia mintys, jausmai, kurių jisai nesuvokia arba slepia net nuo savęs. Ir veiksmai, kuriuos jau reikėtų padaryti, atlikti, bet jisai kažkodėl tai galbūt nenori, galbūt atidėlioja, galbūt tiesiog vengia. Tai va, visas kortas turim, žiūrim pirmą variantą. Žalia širdelė. Dabar, čia ir dabar jo mintys. Ir vėl kalba eina apie šeimą. Kaip atstatyti taiką arba kaip lengvai būti ten, kur yra. Kokią informaciją, kaip nugalėti drakonus, kaip numalšinti visus nesusipratimus, nes šeima kaip vertybė jam yra labai svarbi. Nes šeima kaip vertybė jam yra labai reikšminga. Ir tai yra jo pagrindinės mintys čia ir dabar apie tai, kaip šeimos foną, šeimos, kaip sakoma, aplinkoj, ten, kur jam yra gerai, ten, kur jo yra šeima, nuraminti, vėl pagydyti kažkokią tai atmosferą, nugalėti, kaip čia, taika, džiaugsmas ir laimė, kad vėl sugrįžtų. Jo jausmai, apie jo jausmus. O jausmai yra, jeigu mintys kaip sutvarkyti, jausmuose yra sumaištis. Norisi visus pasiųsti tikrąją to žodžio prasme. Žinot, visos atsibodot arba visi atsibodot, ko jūs iš manęs norit. Aš noriu kartą ir visam laikui pasakyti vieną žodį ir kad jūs visi suprastumėt. Man atsibodo būti tarp jūsų kažkokiu tai irgi tarpininku, sakyčiau. Man atsibodo, aš noriu padėti tašką. Jo jausmai yra tokie, visos atsibodot. Kodėl aš jums turiu kažką tai įrodinėti? Kodėl aš jums turiu kažkaip tai nusileisti? Nenoriu, nebenoriu to daryti. Apie tai jo jausmai. Ką jisai daro, kokie veiksmai. O veiksmai, mirties korta kalba apie tai, kad situacijos nebelabai kažką tai galima dar ir pakeisti. Taurių karalius dar priešinasi tom žiniom, bet situacija, toks vaizdas, kad jisai jau nebegali nieko padaryti. Tai, kas padaryta, jau įvyko. Tai, kas konfliktas iškilo, ten kažkokie tai buvo situacijos iškeltos į paviršių, kiekvienas iš šitoje aplinkoje pasakė savo žodį, pasakė savo nuomonę, nesugrąžinsi, nieko nebesugrąžinsi ir belieka dabar tik tai tvarkytis su tom, kaip sakoma,
su tom paslaptim, vis tik apie paslaptis kalba eina. Reikia iškilo į paviršių paslaptis, reikia dabar kažkaip tai kažkokiu tai būdu visą tai sureguliuoti. Atsukti atgal situacijos neįmanoma, bet taurių karalius iš paskutiniųjų stengiasi dar kažkaip tai suvaldyti situaciją. Kaip jam pavyks, pasižiūrėsim toliau. Kaip situacija keisis po savaitės, pasižiūrim jo mintys po savaitės. Atsiras naujos idėjos. Gyvenimas, kaip sakoma, gyvenimas teka, laimės ratas. Gyvenimo tiekmės nesustabdysi, jisai užsiims tą veiklą, mintys ateis kažkokį tai, užimti save tą veiklą, kuri jam suteiks kažkokių tai išorėje reikalų, užduočių. Žodžiu, ateityje, kaip pasikeis situacija, jisai tiesiog pradės sugrįžti dirbti, sugrįž į tą veiklą, kuri jam suteikia kažkokiu tai išorinių bonusų ir nustos galvoti, bent jau taip, bent jau tikisi, kad tai atitrauks jį nuo minčių, kurios neduoda ramybės. Kaip jausmai, jausmų, tos paslaptys, tos pabaigos, čia 10 kardų ir čia 10 kardų. Ne viskas taip greitai praeis, vis tik liks tokia depresyvi nuotaika, liks daug neišsakytų žodžių, liks paslapčių, apie kurias nebus kalbėti arba uždrausta kalbėti ir tai kels slogią nuotaiką. Vat jeigu mes kalbam apie mintis, tai jisai planuoja užsiimti veiklą, jausmai vis tiek liks tokie, kaip čia norisi kumštį suspausti. Niekas neišsakyta, neišgyventa, nepasakyta. Taip blogai, taip sunku, taip užsibaigė, bet apie tai nešnekam. Tabu kalbėtis, tabu aiškintis. Ir tada jau veiksmai, kokių jisai gali imtis veiksmų ateityje. Norėtų teisingumo, norėtų kažkokio tai sąžiningumo, norėtų viską išspręsti pačiu teisingiausiu būdu, arba netgi, jeigu tai yra kažkokios tai skyrybos arba kažkoks konfliktas dėl turto, kad išspręstų, bet ir čia pažas kalba apie tai, kad nėra jėgų arba nepakankamai informacijos, arba nepakankamai surinkta informacijos, svari informacija, dar kažką tai. Ir vėl, žiūrėkit, yra situacija, kurioje labai nemalonu. Situacija susijusi apie šeimą, apie šeimos gerovę. Kai kalba eina apie veiksmus, toks vaizdas, kad šitas vyras surištos rankos ir negali gauti tai, ko nori, arba veikti. Bet dar vieną kartą papildomai ištraukiau dėl veiksmų, nes tiesiog įdomu, kodėl čia taip. Situacija keisis. Situacija aiškėja. Ne taip greitai, ne taip paprastai, ne taip noriai, kaip jisai norėtų, bet situacija aiškėja ir jinai keičiasi ir jam po savaitės jau bus bent jau kažkokiu tai gairės planai, kur judėti jisai bus nusprendęs. Slaptos mintys ir jausmai, kurių jisai pats galbūt savo netgi neleidžia. Apie ką yra slaptos jo mintys? Sustingimas. Išėjo jėgos korta, sustingimas ir smalsumas. Žinot, kaip jūs sakyt, norisi smalsu sužinoti, smalsu aiškintis. Protas reikalauja atsakymų, bet situacija tokia, kad jisai bijo, kaip čia pasakyt, sustingęs. Jo nesiginti, nekovoti, nepabėgti, bet sustingti. Strategija sustingti. Norisi atsakymų,
labai įdomu, kodėl, kas, kaip, kur, ką, daug klausimų kyla, bet jisai tuos klausimus visus dėl šventos ramybės, dėl tokio nenoro viską gadinti dar labiau, jisai tą savo smalsumą užgniaužia ir šiaip laukime, apie tai yra jo slaptos mintys. Palauksiu, pastebėsiu, pasižiūrėsiu, kaip situacija pasikeis. Jo jausmai, kurių jisai pats galbūt savo nepripažįsta, nepaisant to, kad viskas yra užgniaužta, viskas yra, kaip ir sakiau, liko neišgyventos emocijos, neišgyventos, neapšnekėta, neištirta teritorija vis tik yra apie 10 kardų kalba apie tai, kad faktas užsibaigęs. Bet jam tai lengva, jo mintys apie tai, kad sustingimas, o emocijos, suprantat, toks vaizdas, kad jisai sugrįžta į kažkokį tai atsitraukimo balansas ir tame toks vaizdas, kad jo jausmai, kurių jisai savo nepripažįsta, ir gerai, sužinojo ir pagaliau. Ir viskas. Ir tai net suteikia kažkokio tai naujo atokvėpį, naujas oro gurkšnis. Vietoj to, kad ir gerai, pagaliau nebereikės kažko slėpti, nebereikės kažkur tai delstis. Ir tai jam suteikia, jisai galbūt dar pats savo apie tai nepripažįsta, bet jo emocijos apie tai, kad yra tylus džiaugsmas toksai. Pagaliau viskas išsisprendė. Ir dabar kokie veiksmai, kuriuos jisai turėtų daryti, bet vis dar nedaro. Susitaikyti su praradimu. Dar vienas 10 kardų. Dar viena korta. Kažkas tai šito pirmo, kur mes žiūrim vyro gyvenime, užsibaigė. Susitaikyti su praradimu ir pradėti kurti naują savo gyvenimo etapą su nauja jėga, su nauja energija, su naujom kažkokiom tai netgi statusu, sakyčiau, nauju. Bet jis dar to negali patikėti, kad jau dabar atėjo laikas, taip sakyčiau. Dar negali patikėti, kad jau laikas. Todėl atidėlioja, yra tokios prokrastinacijos, yra iš taurių karaliaus jam verta tapti skeptrų karaliumi, iš tokios emocionuojančio arba taikaus žmogaus tapti energingu, bet jisai savo dar neleidžia, atidėlioja tokius veiksmus. Tai apie toks buvo mūsų pirmas variantas. Lauksiu jūsų atsiliepimų, komentarų, laikų. Jeigu jums tiko toksai mano kortas perskaitė jūsų situaciją ir tiko tokia, ir toks kortų skaitimas jums tiko. Gerai, mes judam prie antro varianto, kadangi visas kortas tas pačias naudosiu, reikia truputėlį pamaišyti jūsų kantrybės ir tokio apmąstymo, ar ta informacija, kuri čia buvo apkalbėta, atitinka jūs dominančio arba jūsų pažįstamo vyro situaciją. Tai va. Antra mėlyna širdutė, žiūrim, apie kokį vyrą kalba eis. Antras variantas, apie kokį vyrą kalba eis. Jo pagrindinės dabar būsenos energetika. Dar viena moteris.
Dar viena, bet kita moteris galvoje. Ir vėl dvi moterys. Vyro galvoje dvi moterys. Vyro emocijoje, vyro artimiausio aplinkoje yra dvi moterys. Su viena moterim jisai tikisi, kad bus stabilu, bus jauku, bus taip, kaip viskas nurims, sėkmė lydės, paslaptys bus, jūs dar net nematot, paslaptys bus neatvertos, tai toliau liks moteriškumas, jo moteris, jo širdyje gyvenanti moteris, jo aplinkoje gyvenanti moteris. Šita moteris yra nepaprastai moteriška, suteikia jam to stabilumo ir tos ramybės ir jisai labai tikisi, kad viskas liks taip, kaip yra. Kita moteris, žiūrėkit, kas darosi, jisai veda su jie slaptus pokalbius. Yra slapti pokalbiai. Toksai sodas, kuris nėra labai prižiūrėtas, tai reiškia gali būti apleistas sodas. Bet tenai yra emocijos, tenai yra jausmai. Žodžiu, mes pačios matot. Antras variantas, širdis yra šita apie antro varianto mėlynos širdies atstovą arba vyrą, kurį jūs klausėt, jisai yra meilės trikampyje. Su moterim, kuri gali būti jo žmona, jisai tikisi neprarasti ryšio, viskas stabilu, viskas taip toliau, bet yra moteris, netgi tos pačios kortos, viena paskui kitą sugulė, yra moteris, kuri jam kelia emocijas ir daug emocijų, bet tai yra slapti pokalbiai ir slaptas toksai ryšys, sakyčiau. Čia yra slepiama nuo tos moters apie šitus jausmus, bet jisai labai tikisi ir nori, kad viskas liktų tarp šitų moterų taip, kaip yra, kažkokių pokyčių nenori, nes jį tenkina šita situacija, kokia dabar yra. Gerai, žiūrim tada taip. Jo mintys. Ir dabar jo jausmai ir jo veiksmai. Ateityje jo mintys, kaip pasikeis jo mintys, jo jausmai ir veiksmai. Ir taip pat šešėlėje. Vyro šešėlinės mintys. Vyro šešėlinės mintys. Jausmai. Ir veiksmai, kuriuos jisai galbūt atidėlioja arba dar nepribrendo juos atlikti. Taip, čia ir dabar jo mintys. Taurių karalienė, kuriai yra meluojama. Jau ilgą laiką. Situacija kartojasi. Jisai kaip čia, tas melas ne vakar prasidėjo. Laimės ratas kalba apie tai, kad situacija kartojasi. Ir yra apgaudinėjama taurių karalienė. Taurių karalienė, moteris švelni, moteris dažniausiai yra santuokoje, moteris yra jausminga. Ir jo mintyse jisai man dar vienos kortos reikia galvoti, ką jisai čia galvoja. Kaip ją nuraminti ir kaip neišsiduoti, kad tas melas toliau tęstusi. O apie tokį apgaviką mes čia žiūrim. Dėja, bet vyras nėra sąžiningas su savo taurių karalienė.
Mintys, jausmai. Jausmai yra apie tai, žiūrėkit, taurių karalienė tai jisai apgaudinėja ir nori apgaudinėti toliau, nesąžiningai, bet norisi. O čia supranta, kad jausmai išėjo kardų karalienė. Kardų karalienė, protinga moteris. Kardų karalienė jam, jeigu, vėlgi, vyras susipainiojęs, vyras tikrai susipainiojęs, tarp dviejų moterų pasiklydo, vieną apgaudinėja ir nori tęsti, kitą moteris gali būti, kad taurių karalienė, tai yra, atsiprašau, kardų karalienė. Kardų karalienė pasakė, kad aš daugiau tavęs, daugiau aš tavęs nepriimsiu. Čia ir dabar apsispręsk ir jam tai sukelia didelės kančias. Taurių karalienė, jisai tęsia, mintyse kaip toliau tęsti, apgaudinėti. Kardų karalienė supranta, kad pastatė ultimatumą ir dabar jam reikia spręsti. Ir tai yra tiek daug emocijų sukilo, kad jisai nežino, kaip su to susitvarkyti. Kokie veiksmai? Čia ir dabar kokie veiksmai? Eis ten, kur jį priims. Vat kuri moteris iš šitų dviejų jį priims tokį, koks jis yra, ten ir važiuos. Jisai atiduoda sprendimą moteriams. Pats elgėsi kaip toks, toks fainas. Žodžiu, ten, kur jį priims, ten, kur jo neišvys, ten jisai ir bus, ten jisai ir važiuos. Kaip pasikeis situacija artimiausių metų, artimiausią savaitę? Jo mintys, kaip pasikeis jo mintys. Su slapta moterim ne viskas tai bus lengva, kaip jam norėjosi. Vis tik ten irgi bus reikalaujama kažkokios tai ataskaitos, tai sukels jam galvos skausmą. Arba kita reikšmė, kardų karalius, galvojantis, kad jis yra pats gudriausias ir pats pragmatiškiausias ir pats logiškiausias žmogus pasaulyje, staiga susiturs su moteriška klasta, kurios jisai net neįtarė, kad turi kažkuri tai iš jų, ir tai jam sukels labai didelę nuostabą, sakyčiau taip, tai tokios mintys. Jausmai ateityje. Gali sužinoti, kad turi konkurentą kaip taurių karalių. Gali sužinoti, kad jisai kaip taurių karalius, vedęs vyras, turintis šeimą žmogus, yra apribotas pasimatymais arba susitikinėjimais su vaikais, jeigu jisai turi vaikų. Yra apribotas kažkokiuose tai teisiniuose dokumentuose. Žodžiu, jam gali pasikeisti artimiausių metų jausmai apie tai, kaip teisiškai nuimti apribojimus, kurie iškilo. Veiksmai, kuriuos jisai bandys daryti, nežino kaip, dar yra uždaryta ateities korta, bet jisai bandys susitaikyti su žmona. Nežino kaip, nežino ką, bet nepasiruošęs prarasti pinigų ir bandys taikyti su žmona. Tai tokie yra jo planai ateityje. Kas yra slapta? Slaptos mintys. Laikas pripažinti, pasižiūrėti į save, pasižiūrėti
kvailai, neapgalvotai, neapdairiai pasielgiai, kaip susifeilinai, kaip sakoma, ne, ir pabandyti atstatyti. Vat yra minčių apie tai, kad pripažinti savo kaltę, bet labai nesinori tą daryti, prisipažinti, kad kvailai pasielgiai. Tai va tokios mintys slaptos jausmai, kokie slapti jausmai. Kad jo žmona, jo imperatorienė, jo karalienė supras, padarys išvadas, jo jausmai čia tokie yra slapti jausmai, kad jinai vis tik persigalvos ir atleis. Ir atleis, ir supras, ir bus labai supratinga moteris. Vis tik jinai, kaip čia, meilė nugalės. Jo yra tokie jausmai slapti. Ir veiksmai, kurių jisai galbūt reikėtų atsitraukti ir užsiimti savianalizę, reikėtų suvokti, kur aš einu, kodėl aš einu, ką aš darau. Vat šitas atsitraukimo periodas, kuris yra, vat kaip ir čia, vat mes žiūrėjom apie ateities jausmus, iš veiksmų, iš tokių vat jausmų turėtų padaryti savianalizę. Kodėl? Ko man trūksta? Ką aš darau ne taip? Kur rasti kompromisų? Bet jisai, vat šitos kortos vadinasi šešėlio veiksmai. Jis arba jas atidėlioja, arba jas apskritai ignoruoja. Ką reikėtų įsigilinti į savo klaidas, pasižiūrėti, kodėl, prieš tai paanalizuoti situaciją, iš kur atėjo tas atsitraukimas, kodėl atsirado antra moteris, kodėl negali būti su viena moterim, kaip sakoma, nuoširdus ir iki galo. Reikėtų tą padaryti, bet jisai to nedaro. Tai va toks buvo mūsų antras variantas. Jeigu jums tiko ir patiko, aš lauksiu jūsų komentarų, laikų, prenumeratų, nes įdomu, kaip jums būtent toks kortų skaitimas ar patinka ir ar suteikia jums tos informacijos, kurios jūs ieškot. Čia buvo antras variantas. Dėkui, kad buvot kartu. Ir mes judam prie trečio varianto. Jo mintys, jausmai ir veiksmai. Jo mintys, jausmai ir veiksmai. Žalia širdelė. Apie kokį žmogų čia kalba jis. Trečias variantas – jo mintys, jausmai ir veiksmai. Vyras, kuris galvoja apie tai, ką toliau daryti. Stovi kažkokioj tai kryžkelėj, kur reikia pasirinkti arba stabilumą, arba pagarbą, statusą, kurį užsidirba, arba vis tik pradėti realizuoti senai, kaip čia, tikėtis, kad draugas arba tas pasiūlymas draugo, tas pasiūlymas, kuris senai pas jį buvo kaip draugiškas pasiūlymas, arba nauji partneriai, jį neapvils ir, kaip čia, ar rinktis tą stabilų jau įdirbį turintį kelią, ar vis tik pasiduoti naujiems planams ir praplėsti savo horizontus, iki žvaigždžių praplėsti. Žodžiu, patikėti draugais ir patikėti jo suteiktų planu.
pasirinkus pasilikti su tuo, su kuo jau turiu, nenuskriausti savęs arba neapgauti savęs, neapsigauti galų gale, ne? Kad visi kiti draugai jo nueis ir pasiek žvaigždės, o aš liksiu su kažkokiu tai, kad ir, kaip čia pasakyt, pergudravęs juos, ar jie nepergudraus manęs. Vat tokia dilema, sakyčiau, vyras nori pokyčių, vyras nori savo statusą išlaikyti, bet nori lygiai taip pat pasiekti kažkokius tai kitus horizontus, patyrinėti kitą erdvę ir kitą, galbūt, nežinau, verslų užsiimti kažkokiu kitu, bet labai svarsto apie tai, ar nepraloš. Trečias variantas - vyras, kuris nori 2025 metais maksimaliai išnaudoti galimybės finansinės ir savo veiklos strategijas. Apie jo mintys čia ir dabar, jo jausmai čia ir dabar, ir jo veiksmai čia ir dabar. Ateityje jo mintys, kaip pasikeis ateityje, artimiausioje ateityje, savaitės bėgyje jo mintys, jo jausmai, kaip pasikeis savaitės bėgyje ir veiksmai. Ir šešėlinės kortos. Jo mintys šešėlyje, šešėliniai jausmai ir veiksmai, kuriuos jau reikėtų atlikti, bet jisai arba vengia, arba dar net nesugalvoja, kad juos reikia atlikti. Apie ką kalba eina vyras? Taurių karalius, kuris ir vėl apie tą patį. Kaip tęsti įsipareigojimus, kuriuos įsipareigojau jau anksčiau, bet nebūti aukos pozicijai. Kaip išlošti, kaip tai, ką turiu, jau nebetenkina. Ką padaryti, kad mane džiugintų, dar nežinau. Vat apie tai jo mintys čia ir dabar. Jo jausmai. Jo jausmai čia ir dabar, jo jausmai. Kaip neprarasti uždirbto kapitalo, išlaikyti. Kaip išlaikyti balansą, finansinį balansą, kaip neinvestuoti daugiau negu reikia, kaip subalansuoti išlaidą su pajamom, kaip neprarasti to statuso arba to visų uždirbtų pinigų ir to įdirbio, kurį jau iki šiol turiu. Vat apie tai jo jausmai, kaip susibalansuoti ir nepralošti, lygiai tas pats. Jo veiksmai. Ar galiu pasitikėti aš kaip taurių karaliumi, ar galiu aš pasitikėti skeptrų karaliumi, kuris man siūlo tą bendradarbiavimą, ar aš galiu jo pasitikėti, ar jisai bus produktyvus, tai jo veiksmai. Nenustebkit, jeigu jisai ateis pas jūs ir pasikonsultuos su labai moteriška, labai pragmatiška žmogumi, labai pragmatišku žmogumi. Arba jeigu ne su jumis moteris, kuris žiūri šį kurtukų skaitimą, jisai klausinės daugelio žmonių, ką jie darytų. Nepuls, kaip sakyti, nepuls stačia galva pasitikėti tuo, bet klausys kitų žmonių patarimų. Galbūt netgi eis ir rinks kažkokias tai paskalas arba informaciją, kuri jam padėtų apsispręsti. Ta jisai veiks.
kaip pasikeis jo ateityje mintys. Kaip pasikeis jo ateityje mintys. Vis tik žinokit, jisai labai bus patenkintas surinkta informacija. Jisai labai apdairiai, labai logiškai, labai pragmatiškai sudarys sutartis, pažiūrės visus, peržiūrės visus tekstus parašytus smulkiom raidėm. Žodžiu, jisai užtikrins savo, bent jau ateityje, mintys apie tai, kad aš padarysiu viską, ką galiu, kad apsaugoti save, savo gerbuvį. Visus teisinius dokumentus pasirašysiu, nepralošiu ir taip toliau. Viskas jo tokios mintys. Jausmai. Kokie jausmai ateityje? Šitie jausmai, šitos mintys, kad jisai viską, jam suteiks labai daug. Greičiausiai jisai sutiks daryti tuos projektus arba ieškos partnerių, su kuriais galės daryti, nes tai suteiks jam nepaprastai didelį tokį, žinot, emociškai tai labai geras išgijimas arba toks perspektyvoj, kad jisai atjaunės, atsigaus, emocijos pakils, žodžiu, jisai padarys sprendimą teisingai, kaip jisai jausis ateityje. Imperatoriaus čia korta, čia imperatoriaus korta. Taip, kils kažkokių tai, vidinių baimių, kils abejonių. Žinoma, kad bus išgyvenimų, bet jisai, kaip imperatorius, labai vertins savo ir vėl pentaklių karalienę. Žodžiu, čia ir dabar jisai, kaip ir sakiau, galbūt atvažiuos pas jūs, ateis pas jūs, jeigu jūs jo žmona arba jūs jo partneriai, ateis pas jūs pasitarti, susirinks informaciją, jūsų patarimų jisai pasiklausys. Taip, jam, kaip čia pasakyti, ne visus atsakymus jisai gaus, ne visus atsakymus, bet sprendimai eisis sunkiai, bet emociškai jisai jausis labai pakylėtai, jisai bus susižavėjęs tuo, ką jam siūlo likimas. Ne viskas sklandžiai keisis, reikės palaikymo pentaklių karalienės, labai stipraus palaikymo ir ta pentaklių karalienė jam gali suteikti daug tokio, daug atsvaros prieš visą pasaulį atstovėti tos situacijas. Jisai kaip pentaklių karalius, labai logiškos, labai pragmatiško ir vienodo požiūrio moteris, pentaklių karalienė, jam padės išgyventi visą šitą periodą. Ir dabar žiūrim, kas yra slaptos jo šešėlinės, jo mintys, norisi ir bijo tų pokyčių, bet vis tiek idėjos jį užvaldę yra ir jisai nori to reseto, nori iš naujo patirti tai, ką jau galbūt senai užmiršo, senai atidėjo į stalčių slaptą. Jisai, jo slaptos mintys, aš noriu pabandyti. Net jeigu tai kainuos kažkokius, taip nebebus stabilu kaip iki šiol, bet ta naujovė, aš pasiruošęs už tuos naujas idėjas ir naują tą nuotykį, naują etapą, aš pasiruošęs sumokėti netgi kažkokiom tai, kaip sakyt, vėlgi, sumokėti kainą tų pokyčių, kaina nebus tokia didelė, bet užtat bus lengva, bet užtat bus toks geras jausmas, kad aš padariau. Apie tai jisai dar neleidžia savo, arba, kaip pasakyti, antiek tai yra nauja, antiek tai yra įkvėpimas didelis, kad jisai savo dar net neleidžia taip svajoti ir galvoti. Jo mintys slaptos, jo jausmai slapti. Viskas dėl klestėjimo, viskas dėl kūrybos. Kūrybos procesas užveža, kūrybos daug moteriškos energijos, emocijos, vėlgi irgi emocinės kortos šitą, bet
tos emocijos, tos naujos atsigavimas jam suteiks tiek daug gerovės arba tokios skalsos tame gyvenime, kad jisai net bijo, kaip čia pasakyti, net bijo patikėti, kad taip galėjo būti. Vat apie tai kalba. Ir dabar jo veiksmai, kuriuos jisai turėtų daryti, bet galbūt dar atidėlioja, nedaro. Susidėlioti aišku strategiją. Kaip ir sakiau, galbūt nueiti pas kaučą, jeigu ten yra, nežinau, Pentaklių karalienė, kažkoks tai specialistas, galbūt susidėlioti labai aišku planą, užsikrauti emocijomis, 889, užsikrauti emocijomis ir laikytis numatyto plano. Vat stebėti mažų žingsnelių pergalę, aš taip sakyčiau, mažų žingsnelių pergalę, stebėti savo emocijas, jisai dar to nepadarė. Vat jam reikėtų tą padaryti, susiplanuoti, susidėlioti labai detalų planą, labai detalų veiklos planą, pasikonsultuoti su moterim, nes vis tik tai yra moteriškų daug energijų, kad ir koks ten verslas bebūtų, bet tai yra emocijos, tai yra pinigai, tai yra jausmai, tai yra emocijos, žodžiu, vanduo ir daug šitam kortų skaitime buvo vandens, tai yra taurių energijos, emocijų ir emocijos yra pakylėtos, bet toks vaizdas, kad vyras bijo svajoti, bijo jausti, bijo pasitikėti savimi. Ir jeigu šalia bus išmintinga Pentaklių karalienė, kuri padės jam, suprasdama, kad jis yra Pentaklių karalius, žmogus žemės energijos ir labai ilgai mąstantis, bet padės jam išgyventi šitą etapą, jų laukia nepaprastai geri, sėkmingi kažkokia tai plano realizacija, kažkokia tai labai sėkminga. Su kuo aš jūs ir sveikinu. Dar kartelį, labai lauksiu jūsų atsiliepimų, komentarų, laikų, prenumeratų, kaip jums šitoks kortų skaitimas. Ir dėkui, kad buvot šį laiką su manimi. Iki kitų malonių susitikimų. Iki.